šiandien jau labai didžiulė šventė, taip? Didžiulė šventė. Patį pirmą kartą, pirmą dieną ateina. Kaip čia įdomu, kaip čia bus, taip? Reikės daryti. Nu, kaip jūs galvojate, ką čia mes darysim tai mokyklai? Mokysimės, taip. Dar ką darysim? Dar ką darysim? Matematikos skaičiuosim, taip, dar ką darysim? Skaitysim, dar ką darysim? Piešim. Taip. Ir ištikausim ir valgysim viską darysim, taip? Pamokos vaikučiai prasidės 8 valandą. 8 lygį. Kadangi mes esam pirmokai, na tai va, kelintą mes ten baigsim, turbūt apie pusę 12, prieš 12, jau eisit ir namo. Dar anksčiau negu iš darželio pavyks. Taip, dabar aš jūs mokysiu 4 metus. Mano pavardė yra Lužyje, vardas Kristina. O dabar norėčiau susipažinti su jumis. Taip, kiekvienas pasakysit savo vardą ir pavardę. Gerai? O aš pasižymėsiu, kad jūs atėjot. Nu, tai prašau, kas drąsiausia, nuo kurios eilės pradedam? Nuo ko pradedam? Nuo ko pradedam? Nu, tai kas pradės? Pirma pradės. Gerai. Nu, prašau. Man. Na, toliau. O, Žygimantas požiūrė. Toliau. Dukas vyresnės. Pasirodė kaip visiems draugam. Kaip atrodo. Toliau. Jonas Karla. Taip. Na, dabar iš šitos. Toliau. Gintarė Sireikaitė. Gintarė Sireikaitė. Taip. Na, toliau. Lina Paškevičiūtė. Lina Paškevičiūtė. Va. Toliau. Vita Matavytė. Vita Matavytė. Taip. Na. Roberta Vasilytė. Roberta Vasilytė. Taip. Dovilė Vasilytė. Dovilė Vasilytė. Toliau. Dovilė Vasilytė. Dovilė Vasilytė. Toliau. Martynas Pakštys. O, Paulius Vakelis, taip. Na, dabar iš kitos eilės. Asta Silauskaitė. Eita toliau. Mokyklinio klasė. O, Milda Matulevičiūtė. Vaikučiai, tai rytoj, mes dabar turim tik tai pusę valandos laiko, paskui ateis pas mus taip, jūs ves į kiemą ten mokyklos, ir ten mokyklos kieme bus iškilmingas naujųjų mokslų. Dabar rytoj ateinat į mokyklą, jau sakiau, 8 valandai, taip, atsinešti, ką atsinešime?
Mes čia susirinkome. Jūs palikote namus, paliksite darželius, paliksite tėvus ir pradėsite lankyti mokyklą. Jūs jau pirmokas. Sėkmės jums šturmuojant mokslo aukštą. Su šitais dideliais mokiniais į Kijevą. Dabar reikia jiems šitiem dideliem vaikam duoti rankytes. Kad jūs nepaklysite. Pas mane 20, jūs atnešė 21, tai negalams čia. Dar kartelį pakartosiu. Dėmesio visi čia. Labą dieną. Labą dieną, gerbiami pirmokai, abiturientai, visi moksleiviai, kolegos ir tėveliai. Aš žiūrėdamas šiandien atėjusius tikrai labai gausų būrį džiausių, tokio iš karto norėjau palinkėjimą, kad kitais metais, tikėkimės, kiekvienas 12-okas, ar ateinančiais dar metais, kiekvienas 12-okas atitiktų vieną pirmoką. Antrą dieną. Tai reiškia, kad kai kurios tai yra atidirbti už tas gražias birželio dienas. Kaip matėte, mokykla truputėlį pažengė į priekį, pasidažė, bent jau durys tikrai gražios jau sutiko. Yra didžiulė problema šiandien ir tai, kad mūsų mokyklai trūksta patalpų. Ir dvi klasės, kol kas dvi klasės mokysis jau bendrabučio patalpose. Ir turbūt po šiandieninės informacijos mokykla turės apie 600 moksleivių. Dar viena bėda, turbūt, kuri gal gaus ant tėvelių pečių, tai, kad neužteks ir nėra naujų vadovėlių. Tuos, kuriuos mes gavome, praktiškai visiems mokiniams nebeužtenka.
Todėl aš tikrai labai prašyčiau, kurie gali nusipirkti šitos vadovėlius. Ir būtent su auklėtoju arba su dalykų mokytoju jie galės ir pasitarti. Kartais kažkas, kad mes visos, sakykime, popamokinės veiklos mūsų planai bus oficialiai miestelėje pakabinti. Na, pasirinksim vietą, aš nežinau, kultūros namuose, ar dar kitur, ar skelbimo lentoje, visų mėnesių renginių planą ir labai kviečiame iš šitos renginius atvykti ir tėvelius. Šiandien mokykloje pirma ir vienintelė kol kas mūsų rajone dirbs socialinis pedagogas, kuris turbūt kartu su tėveliais padės vaikams pasijusti saugiems mūsų mokykloje. Taip pat padės turbūt dirbti kartu su tėveliais ir klasių vadovais tiems vaikams, kurie turi savotišką rizikos laipsnį. Šiandien daug buvo klausimų ir praktiškai turbūt ko gero teks atsakyti neigiamai dėl bendrabučių likimo. Kadangi keliame mes klases į bendrabutį, reiškia bendrabutis galbūt, arba greičiausiai galėčiau pasakyti, tikrai nebedirbs. Todėl dėl kai kurių klausimų dėl pavėžėjimo. Man atrodo, kad mes liktai daugiau arba mažiau visas kryptis esame mūsų samdomas transportas. Šių pamokų ir naujarudiečius, bet iškyla viena problema, tai yra, na, sakykime, su naujamiesčio pusė. Aš labai norėčiau, kad šiandien pat ar vaikai, ar tėveliai iš tos esančios pusės, ar man, ar klasės vadovams pasakytų, kokia ten situacija yra. Aš tik tiek žinau, kad į savaitę ten važiuoja autobusas tik 2 kartus. Iki Lenkaučiaus, taip atrodo. Tai būtinai informuoti. Žmogus be svajonių, dangus be žvaigždžių, tai gimimo diena be draugų, tai miškas be paukščių čiulbesio, tai vaikystė be juoko, tai gyvenimas be ateities. Savo mintimis tegul pasidalina pirmokai ir 12. Mažutukai mėgstam šilti dukti, o tai mokyklą turim rimti būti.
Piktas vėjas nuplėšo lapus, kodėl visą naktį saulutės nebus? Kodėl? Daugybė padėjimų nuskambėjo ir mums, kai pirmą kartą nedrąsiai pravėrė mokyklos duris, o šis rugsėjis mums paskutinis.